Du didžiausi paprastų žmonių rūpesčiai buvo maistas ir drabužiai. Jėzus kalbėjo: nepradėkite rūpintis, iš kur gauti valgyti, gerti, o apsirengti. Jis suprato, kaip neramu, kai gyveni vos sudurdamas galą su galu. Biblijos laikais taip gyveno dauguma Izraelio žmonių. Tai žinodami priešai visada juos užpuldavo derliui bręstant. Sunaikinus derlių tauta negalėdavo išgyventi. Gedeono laikais, kada tik Izraelis pasisėdavo javų, ateidavo Madianas ir Amalekas ir kitos rytų tautos ir sunaikindavo visą, kas žaliuodavo. Dėl nepastovaus kritulių kiekio, sausros ir kenkėjų, pavyzdžiui skėrių, derlius nebūdavo garantuotas. Badmečio laukdavo kaip normalaus gyvenimo reiškinio. Todėl nenuostabu, kad būsimąjį aukso amžių izraelitai įsivaizdavo kaip gausybės ir visuotinio sotumo laikus. Maisto šaltinių buvo ne vienas, daugiausia javai, vaisiai ir daržovės. Svarbiausias kiekvieno žmogaus valgis buvo duona. Žodis duona maldoje Tėve mūsų reiškia maistą apskritai. Jėzus save vadino gyvenimo duona, norėdamas pasakyti, kad jis yra tai, kas būtina gyvenimui. Miežinė duona, kurios 5 kepaliukus su 2 žuvimis berniukas padavė Jėzui, Jono Evangelijos 6 skyrius 9 eilutė, turbūt buvo labiausiai paplitusi. Kvietiniai miltai buvo patys geriausi. Grūdus atrinkdavo nuo pelų ir maldavo. Senų senovė tai buvo daroma mažesnių akmenių, trinant juos ant didesnio akmens. Vėliau malta nedidelėmis girnomis, apatinė girnapusė būdavo nejudamai įtvirtinama viršutinė suklavusi ant jos. Vienam kepimui būdavo užmaišoma vandenyje, kartais alyvų aliejuje 40 litrų miltų ir minkoma tešla. Žmonės retai turėdavo šviežių raugų, todėl jie dėdavo išrūgusios praėjusio kepimo tešlos ir visa tešla likdavo kilti. Prieš kepant duoną šiek tiek tešlos palikdavo kitam kepimui užraugti. Duoną kepdavo plokščiais papločiais. Šviežiai buvo skani, bet greit sužiedėdavo.